Neseniai Malyje per suplanuotą pasalą buvo numuštas ir sunaikintas dar vienas Rusijos karinis sraigtasparnis. Pasalą surengė grupuotė, žinoma kaip INIM, numušusi sraigtasparnį iš paslėptoje vietoje įrengto sunkiasvorio kulkosvaidžio. Kovotojų grupuotė jau kelias dienas vykdo intensyvių atakų bangą prieš šioje vietovėje esančias Rusijos ir Malio karinės bazės, tai yra antrojo tuaregų puolimo dalis. Kadangi padėtis Rusijos ir chuntos pajėgoms sparčiai blogėja, Rusijos sraigtasparniai siunčiami visą parą, kad pristatytų atsargas ir suteiktų artimą oro paramą apgultoms Rusijos Afrikos korpuso ir Malio chuntos pajėgoms. Būtent čia INIM pajėgos surengė pasalą sraigtasparniui, numušdamos jį, kai šis priartėjo prie vietovės. Nuo balandžio mėnesio tuaregų separatistų ir INIM sukilėlių surengta koordinuotų pasalų serija privertė Rusijos pajėgas vis dažniau pasitelkti sraigtasparnius ir kitą oro techniką savo konvojams apsaugoti. Šie sraigtasparniai vykdo oro žvalgybą, kad aptiktų galimas grėsmes ant žemės ir padėtų užtikrinti konvojų saugumą. Tačiau net ir šie galingi Rusijos sraigtasparniai nesugebėjo visiškai apsaugoti konvojų nuo nuolatinių, koordinuotų ir sėkmingų opozicinių pajėgų atakų Malyje. Visai neseniai, siekdami susigrąžinti Šiaurės Malio miestus, kurie šiuo metu yra ginkluotų grupuočių kontroliuojami, Rusijos Afrikos korpusas ir Malio chuntos vyriausybė išsiuntė didžiulę karinę koloną iš Sevarės į Gao. Kolona sudarė daugiau nei 200 transporto priemonių, įskaitant šarvuočius, tankus, logistikos transportą ir įvairią kitą karinę techniką. Vaizdo įrašuose matyti, kad didžiuliai Rusijos Afrikos korpuso ir Malio ginkluotųjų pajėgų kolonai priartėjus prie Gao, ją užklupo itin didelė tuaregų ir INIM kovotojų pasala. Tai buvo jau ketvirta gerai dokumentuota nelaimė, į kurią pateko Rusijos ir chuntos pajėgos. Po atakos buvo sunaikintos kelios kolonos transporto priemonės. Be to, pranešama, kad žuvo daugiau nei 50 Malio chuntos karių, o dešimtys kitų buvo sukilėlių paimti į nelaisvę. Pasak su Malio chuntos vyriausybė susijusių žurnalistų, Rusijos Afrikos korpuso nariai pastatė Malio karius priešais save kaip skydą savo apsaugai ir pabėgo iš mūšio lauko vos prasidėjus pasalai, todėl Rusijos personalas patyrė labai mažai nuostolių. Tuo tarpu INIM sukilėlių grupuotė ne tik vykdo koordinuotas atakas prieš Rusijos konvojus Malyje, bet ir faktiškai pavertė pagrindinius kelius, kuriais naudojasi Rusijos ir Malio karinės transporto priemonės, mirtinais spąstais. Dėl mažo gyventojų tankumo Šiaurės Malyje, pagrindiniai regiono keliai paprastai yra ilgi, atviri ir tiesūs, su labai ribotais alternatyviais maršrutais. Dėl to Rusijos Afrikos korpusas ir Malio chuntos pajėgos labai priklauso nuo šių kelių, kad galėtų gabenti atsargas, perkelti karius ir vykdyti saugumo operacijas įvairiose bazėse visoje šiaurėje. Pasinaudodami šiuo pažeidžiamumu, INIM kovotojai įvairiose šių maršrutų vietose padeda savadarbius sprogstamosius įtaisus, IED. Šie sprogmenys vėliau detonuojami, kai Rusijos ir chuntos transporto priemonės pravažiuoja pro tą vietą. Pavyzdžiui, po to, kai buvo nugalėta didžiulė 200 transporto priemonių kolona, kita karinė kolona buvo išsiųsta į Gao gelbėti įstrigusio personalo. Tačiau judant netoli Gosi miesto, kolona kliudė tarpusavyje sujungtų IED seriją, apgadinusi ir sunaikinusi daugiau nei tuziną transporto priemonių. Nuolatinės INIM sukilėlių grupuotės atakos savadarbiais sprogstamaisiais įtaisais pagrindiniuose kelių tinkluose daro karinį judėjimą vis pavojingesnį Rusijos Afrikos korpusui ir Malio pajėgoms. Dėl to jie yra priversti pasikliauti papildomomis saugumo priemonėmis, ginkluotą palydą ir alternatyviais maršrutais kariams, atsargoms ir kariniai įrangai gabenti, todėl jų karinės operacijos Malyje tampa vis sudėtingesnės. Tuo pat metu, norėdami pasiekti apgultas bazes ir izoliuotas vietovės, jie beveik nuolat turi kovoti skindamiesi kelią į priekį ir kurti naujus saugius maršrutus. Net viena klaida tokių operacijų metu gali kainuoti gyvybės, todėl Rusijos Afrikos korpuso ir Malio pajėgų personalas patiria vis didesnį karinį ir psichologinį spaudimą. Apskritai, tuaregų separatistų ir INIM sukilėlių grupuočių veikla Malyje nuolat plečiasi už šalies šiaurinių regionų ribų į centrinį Malį, o tai gerokai apsunkina saugumo situaciją Rusijos Afrikos korpusui ir Malio chuntos vyriausybei. Tuo pat metu sukilėlių atakų metodai nuolat tobulėja, suteikdami besitęsiančiam konfliktui Malyje vis naują dimensiją. Be tiesioginių susirėmimų fronto linijoje INIM faktiškai pavertė pagrindinius kelių tinklus, tiekimo linijas ir karinio susisiekimo maršrutus aktyviais mūšio laukais.
Jų nuolatinės atakos palaipsniui silpnina Rusijos Afrikos korpuso ir Malio chuntos karinius pajėgumus, kartu didindamos karinį ir strateginį spaudimą. Nors Rusijos Afrikos korpusas ir Malio vyriausybė išlaiko pranašumą technologijų, sunkiosios ginkluotės, oro pajėgų ir žmoniškųjų išteklių srityse, jiems vis sunkiau atremti užsitęsusią, decentralizuotą ir išsekinimu pagrįstą sukilėlių strategiją. Dėl to tampa vis neaiškiau, kiek dar ilgai Rusijos Afrikos korpusas ir Malio chuntos vyriausybė sugebės išlaikyti savo įtaką Malyje. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2 mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungė prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.